nebežinau, kaip tave prižadinti. Pusantros valandos jinai sako, kad jau keliasi. Nu, kur tau pusantros? Ne, kur tau, o pusantros. Tai nereikia 8 valandą žadinti. O tai kelintą reikia? Bet jau 9. Tai dabar jau yra be 20:10. Nu, tai va. Tai pusvalandė gerai. Tai tada jau 40 minučių, jeigu 9. O tu čia šiaip savo važinėjai? Nu tai imituot, kad išvežu tave. Eiktų. Nu neeiktų, sakau, tai kad neina tavęs prižadinti. Nu jau neapsimesk. Pradžioj kelionės, sakė, keliamės anksčiau, kad ne ant vietų atsirastumėm kur nors. Nu, tai Kelionės čia pabaig. buvo keliai, kai keliuose praleisdavom kiek laiko. Kelionės pabaigoj. Priėmė žodžius tada, kai tau juose reikia. Kelionės pabaigoj, va. Žinai. Niekas nekaltas, kad tau nesimiega. Žinai. Niekas nekaltas, kad tau nesimiega. Kaip ir niekas nekaltas, Ir kad tu tau... miegotum, niekas tau čia ir nedraudytų, kad aplinkui miega. Dabar kaip pačiam nesimiega. Niekas nekaltas, kad tau miegasi. Tau nesimiega. O tau miegasi. Man visada miegasi. Sakau, nebežinau, žinokit. Nebežinau, kaip su šitą miegapelę reikia. Mano tėvai irgi nežinojo. Tai ir tu nesužinos. Šitą padarysiu, užsitrauksiu rūstybę. Nežinau, pamatys. Tai užsidėti gumytę ant to. Ant tos. Užsidėti gumytę. Ir kas tada tau pasidaryti turėtų? Atitint veidas, atitint spagiai. Nu tai parodyk, pažiūrim prieš gumytės. Va, važiuokit prieš gumytės. Nu ir paskui nufilmuosim po gumyčių. Gerai. Nu kaip, ar pastebimi skirtumai? Nu kiek dar nepraeina, 5 minutės. Su gumytėmis sėdi šitą gražuolę jau 5 minutės. Ar jaučiat skirtumą, ar ne? Aš tai jaučiu, pavyzdžiui, ant akių, kad man atitint stakis tikrai. Taip. Čia šiaip realiai moteris čia yra life hackas. Vat atsibundi užtinus ir va taip va ausis surišti. Kol važiuoji į darbą su mašina, užsitempi gumytės ant ausų. Nes čia yra linkotakas, kraujotakas, bairiai visi. Tai dabar, mėly vyrukai, jeigu pamatysit kelyje moteris su gumytėmis ant ausų, tai žinokit, kad čia viskas taip, kaip turi būti. Moteris tiesiog nori būti gražios. Tikrai atitinstu. Taip. Va, koks veidas iškart. Iškart koks veidas. Pakiai yra dar, bet pats... Bet jau irgi mažėja šiaip. Mažėja. Pudrinis smegenis, ane? Čia tipo alė, sakai, ką norėtų girdėti moteris. Ne, mažėja pakiukai. Neapgausi. Nu viskas, jau baigiai transliaciją, jau kiek tas ausis gali filmuoti. Nu ką, pas mane dar kavytė rankose. O pas mane vairas rankose. Kas ką? Tai žodžiu varom. Varom prie ežeriuko Wild Sea. Yes. Tai važiavom į Austriją į priekį. Tai šiaip nemažai aplankėm tų visų ežerų. Man atrodo, kad taip ir nusprendėm kažkaip, kad nebevažiuojam link dar vieno ežero, varom jau link Ispanijos. Bet dabar varant atgal pakeliu jisai. Ir sakom, kodėlgi ne. Visiškai pakeliu gaunasi. Dabar iš Italijos per Austriją kertant į Vokietiją.
labai šitas ežeras yra pakeliui, tai nuvažiuosim, pažiūrėsim, ką rasim, kaip atrodys. Jo, nes matėm, kad žmonės kelia prieš 2 savaitės kažkur, tai dar buvo viskas apsnigta. Tai, jo, tikriausiai būtų naivu tikėtis, kad nebus apsnigta ir bus atitirpęs, bet never know. Tai varom dar pasivaikščioti, šiandien oras dar neblogas tikrai. O ir saulytė lenda per kraštą. Jo, tai lengvai debesuota. Nors rytą, kai atsikėliau, tai iš vis atrodė, kad dar tokia visai saulėta diena turėtų būti, bet jo, dabar tas dangus toks ne tas cepelininis, bet tiesiog toks pilkas. Bet užtat kalnai realiai pasižiūrėk, nėra nei užmaukti debesų nieko. Ne. Tai jau debesis sako nėra žemai. daug, kad tikrai nėra. Labai debesuotis tikrai. Tai žodžiu, varom pasižiūrėsim, ką rasim. Ir mano nosis kaip nudegiau, primetė? Dabar... Nudegiau nosį. Tai? Aha. Vakar, kol vaikščiojom. Nu ką, atvažiavom ir Google Maps'ų paskutinę nuotrauką įkeltą prieš 2 savaitės vis dėlto neatitrūko nuo realybės, tai vaizdelis... Dar buvo dar gražiau, nes jo, dar balčiau. Aha, balčiau šiek tiek buvo, tai dabar vaizdelis toks, iš vis toks va. Tipo, gražu, bet jau po Dolomitų. Jo, tai yra viskas. Gamta dar, pavadinkim, bundanti tokia, bet labai toj pradiniai tokioj fazėj, tai net žolynai, kadangi nėra, pradėjo žaliuoti, toks dar šienas, tai... Ir šiaip įdomu, kur čia vaikščioti, nes čia tvorą uždėta baseinai kažkokie, tai jau čia ten per kitą pusę reikia vaikščioti. Jo, galimai, tai bendras toksai vaizdas atrodytų, nes jo, kadangi ir tokie kaip baseinai čia yra padaryti. Šiaip matos, kad čia daug judesio vyksta, nes buvo vandens dviračiai. Buvo nutrūkę, tai sezono metu kas? Daug judesio vyksta, nes ir vandens dviračiai ten pridėta yra, baseinai, lepteliai šokinėjimui. Toks miesto ežeras. Kalnų ežeras. Jo. Kur yra padaryta tokia infrastruktūra ir panašiai. Bet dabar tai, toksai tiesiog, nei pavasaris, nei žiema. Pereinamasis toks periodas, tai visą laimę dar, kad sausas oras būtų kokia dulksna ar kažkas, tai būtų iš viso labai negerai tada jau. Dabar pasivaikščioti šiaip labai fainas oras, bet jau nebeprikalbintis tikrai pasivaikščioti. Ne, tai palauk, tai pasivaikščiosim tik tais, kad tai varom tolyn ir varom į Vokietiją. Jo, bet jau po 2-3 valandų nebus toks fainas oras, jau bus vakaras. Bus. Nebus. Bet tiek to, jau kaip sakant, tu paglostai širdelę, kad jau Italijoje likom, tai jau dabar tikrai nebus nuoskaudų, kad neįsivaikščioti. Tai va, tai žodžiu, jo, planas toks, kad varom į Vokietiją, varom į Müncheną, rodo neblogą orą tenais, plus 18, tai pabandysim, sakom, apsukti ratuką po miestą, kad bent jau vieną būtume miestą pasiėmę į, kaip sakosi, į listą. Šiaip įdomu, nes aš buvau mokyklos laikais dar Frankfurte su mainų programą, tai man Vokietija visiškai nepaliko jokio įspūdžio. Kur tu buvai? Frankfurte. Frankfurte. Frankfurte, sakė, jinai buvo. Nu, o kas yra? Tu kokia? O kaip pasakyk? Frankfurtas. Nu, tai taip ir sakiau. Ne, tu sakai Frankfurte. Ei, jinai su savo tais naujadarais. Ko aš galvoju iš vis žodį Frankfurtas? Pašaudo kartais, tai tikrai, kad prijuokina. Nu, tai, sorry, kad pertraukiau, bet man visada linksma, kai... Svarbu, kad tu supranti ir viskas. Tai visi supranta. Nu, tai ir viskas. Aš pasiemu tai, kas man yra linksma. Taip. Nu? Aš pasiemu tai, kas... Kas tau patogu. Taip. Tai Frankfurte buvai tu mokyklos laikais? Ir mane paliko įspūdžio apskritai Vokietija, niekada nebuvo noro į ją važiuoti.
keliauti. Esu buvusi, bet sakau, tai bus įdomu pamatyti šių dienų akimis. Taip, o mano irgi Vokietija tai kelis kartus pravažiuota tiesiog yra ir senesniais laikais, kai su geru draugu darėm tranzavimo kelionę su kuprinėm ant pečių, tai tada lankėm Berlyną, bet tas irgi buvo... Nu, bet Berlynas jau čia dar toks, bet... Jo, bet irgi negaliu pasakyti, nes tada irgi visiškai kitom akim viskas buvo matyta, žiūrėta, turistinė kuprinė ant pečių. Kas jau 100%, tai kad kalba jų tikrai nėra seksi. Ne, abiem mums tikrai, kad nepatinka. Nėra nei patinka, nei nepatinka. Man nepatinka. Bet neseksi. Man nepatinka. Kieta. Kieta šiurkšti tokia. Kai kurių kalbų gali tiesiog klausytis kaip muzikos, bet vokiečių tai yra neseksi tikrai man. Visiškai neseksi, absoliučiai, man irgi. Gerai, varom. Gerai viskas, žinokit, reikia mum varyti, nes jau antrą kartą, jeigu pasakė gerai varom, tai jau matosi, kad jau šiek tiek pabodo tauškėti į kavą. Ne, tai mes skubam, kavos nebuvo laiko atsigerti, pamiegoti, nebuvo laiko, tai mes skubam. Gerai varom. Į kelią pasiruošta. Šiandieną daug tokių life hackų, kaip sakosi, mato tušinuko. Prieš tai buvo gumytės, dabar kaukytės. Tai... Ai, beje, kokie tavo atsiliepimai būtų apie gumytės pasiteisino? Nu, aš suprantu, tai ar pasiteisino ar nepasiteisino. Tai gali rekomenduoti. Tai va, mielos damos, galit nedėkoti, bet iš mūsų sužinojot, kaip atitirpinti jūsų veidukus iš po nakties. Ruošiasi į Müncheną. Kaliošiukus va iškart plauti. Sakė, ne fasonas eiti. Ne fasonas, o jau, kaip sakant, iš kaimo į miestą turi batus apsiplauti. Jau man batai turi būti bent jau tvarkingi. Sterilus. Sterilus, nu šitiem jau viskas, tipiu jiems jau. Po kelionės jie jau bus į kaimą. Tiu. Jau prieš kelionę buvo jiems tipiu. Bet pasirūpino jais kažkas? Suklijavo padą viską. O kas čia taip rūpinosi? Mačiūtė gal? Mačiūtė? Nu, taigi Juliukas. Juliukas pasirūpino savo panelę. Taip. Savo merginą. Taip. Prijo. Akinančios švaros inkariukai. Blizga net nuo saulės. Ane? Ir mano vidus. Žodžiu, išsikrapštėm, eisim, apsuksim centre ratuką, pasižiūrėsim, kaip čia tas miestelis. Planuose yra įverst kebabiuką. Realiai tik dėl jo ir išėjau į miestą, taip atvirai galiu pasakyti. Nes senai jau valgėm ir... Aš jau norisi negaminto maisto. Döner kebab turėtų būti kažkas tai gero. Tai žodžiu... Prikolas, čia varom pažiūrėti. Jo, tai einam, parodysim jums, kas čia darosi upiai ir paskui varysim link centro. Tokios va pramogos Müncheno. Su lentom jie čia duodasi savo ponai. Ten jo toks kaip kriokliukas va yra
pavadinkim, padarytas. Tai čia turbūt tos bangos. Niekaip nesuprantu, kaip jos atsiranda. Ir toksai įdomus net mindfuckas iš tikrųjų gaunasi, kad srovė iš priekio pareina, bet va tavęs nenuneša. Ai, nes tu prieš tą lūžį banguosi, ar kaip net nesuprantu, čia gaunasi, užsivartę. Nu geras, gerai atrodo. Parke žmonių kiekis, tai yra kažkas tai wow, iš visų pusių, kas daros. Pažiūrėk, eina jie su bačka, laus, filmuok. Kur? Tarp žmonių pasislėpia dabar ta bačka. Ai, ne bačka, dėžė. Na, va, taip, aš realiai taip ir atsimenu vokiečių jaunimą. Alutis, žolytė, čilas visur, žinai, va, sėdi parkuose kažkur. Tai dabar, kiek matau, nelabai kas ir pasikeitė. Va, dėžėm alų neša 4 žmonės. Kur, kokią dieną yra? Penktadienis. Ai, nu tai normalu, kad aišku, tada jo. Dėžėm, kad neša, tada normalu. Galvoju, negi čia dar vidurį savaitės, bet jeigu penktadienis, tai gal dėl to ir judesys čia toks žmonių, tai aš jaučiuosi kaip nežinau. Geras, prieš tai irgi ten per didelius tokius plotus ėjom, kur dideli žolynai, ten tinklinio aikštelės padarytos ir panašiai. Pilna prisėdusių žmonių, tai... Vienas parkas, o tiek judesio. Kas ten pūlę žaidžia, kas surfina, kas ant žolės, Maks pakritę knygą skaito, dviračiai nuolatos juda, toks judesys. Senai jau atpratau, matyt, nuo tokio judesio, žinai, ten keliavom Ispaniją, Portugaliją, pamažus miestelis, tai gali gražu iki tokio judesio. Ja, ir šiaip turbūt išsilygę žmonės buvo tokio oro, nes kaip ir minėta prieš tai, šiandieną jisai grinai tobulas yra. Pasivaikščiojimui ir tokiam pasibuvimui gamtoj, tai kažkas tai nerealaus. Tai va. Čia jau jaučiasi, Austrijai dar nesijautė, o va čia jau jaučiasi bundantis pavasaris. Oi, labai jau, kiti ir medžiai yra prasprogę. Tai bunda gamta. Nu va, iš Ispanijos sakėm, važiuojam į šaltesnį orą, bet kadangi Italijos kalnuose praleidom nemažai, tai gaunasi vis dėlto, kad važiuojam į šiltesnį orą. Nu tai ir toj pačioje Ispanijoje, tai realiai kiek laiko leidom, Ispanija, Portugalija, tai realiai visada ir sukasi mums ta temperatūra, ten plius minus apie 20. Tik vat, kai jau tiesioginė saulė išlysdavo, tada jau būdavo tikrai, kad šilta. Na jau pasidegint galėdavo. Nu, o taip, tai va, šita temperatūra, kai iš Ispanijos išvažiavom, tai ten buvo vėsiau negu kad yra čia iš tikrųjų.
No. No. Tai atėjom į patį centriuką prie katedros. Žmonių daug, labai daug. Labai daug. Ir pakankamai. Man viduje tikrai keista tokioj dabar minioje atsidurti, kai paskutiniu metu kaip tik visur nedaug žmonių buvo, važiavom, gamtoj daug buvom ir panašiai ir dabar įsilindom į tokį didmiestį. Tai... Gal net, sakyčiau, pakankamai įdomu tokioj įvairioj minioje atsidurti. Žmonių įvairovės čia tikrai netrūksta. Toks įdomi energetika, nežinau, man toks dar nesuprantu, kaip jaučiuosi šitame mieste. Nėra labai jauku. Tie pastatai, tas pilkumas, tas niūrumas. Jo, aš kaip sakau, tikrai pats pastatas iš savęs gražus, jisai, architektūrinė, sakykime, prasme, bet jaukumo trūksta. Trūksta tos energijos tokios kažkokios. Spalvų ar kažkas tai... Nežinau, kažko, bet nėra, kad labai prijaustumėm abudu šitam miestui. Jo, einam ir sakau, taip alsuoja tais tokiais turbūt senais Vokietijos laikais. Tai, jo, tikrai savotiškas jausmas. Tai va, bet, kaip sakant, dar tai pirmas 15 minučių kažkur 20 yra. Ja. Bet dabar įspūdis toks. Bet einam, pasivaikščiosim, gal šiek tiek išlysim į kokias mažesnės gatvelės, kažkur kažką. Pasidalinsim, kaip jausimės po pilnai pasivaikščiojimo, bet šiai akimirkai jo. Įdomi vaikštis. Taip. Sėdėm ant bažnytėlės laiptų. Visiškai čia bažnyčia. Nesaliukų labai čia kažkokių mieste nėra, kiek matam. Pasėmėm kebabukų. Vienas kebabas 9 eurų. Tai čia jau brangiausias, kokį valgym. Per visą kelionę. Jo. Ir mažiausiai su meilė padarytas. Jo, toks visiškai, kur nieko nei paklausė, nei patarė, dabar dar atsisėdom, sakau, pagalvojau, sakau, net padažų iš tikrųjų nepaklausė kokį. Tai kažkaip taip keistai pats skonis, kaip ir okei, bet tokia grinai. Na, aišku, pats centras milijonas žmonių, tai matyti ir yra tokia padaryta masiniam aptarnavimui ir tiek. Nors įvertinimas geras, viską. Bet pakalkas, kad neįvalgom. Tai bent jau tiek. Tai va. Užkąsim. Norėsim dar pasilampinėti. Apsukt ratelį. Lengva. Šiaip žmonių tai. Negaliu vis nors suvokti. Matau, kad jau nori kasti valgyti, kada nevalgai į kamerą. Nes tada kalbėti negalėsiu. Tai aš ir valgau ir kalbu, kaip matai. Tai tu turi šitą gebėjimą. Aš neturiu. Dar einam valgyti, nes jau matau, kad nervai jau ant kaktos parašyta. Kur jau. Nervacija, Tai gal ir bus, bet nėra dar. Tai sakau, to jau bus, todėl nerizikuojam ir einam valgyti. Va, kas ką čia nais parke? Kas? Tie kontrastai čia yra, va, kažkas bėgioja, kažkas su olumu, kažkas su ekskursijas darosi. Gulbės plaukioja, kas lesina, kas jo sveikuoliai, belenkas. Kas tai bongalo, kas lieturas parko, kas šiaip pasistatė dėžę alaus šilina. Pažiūrėkit, koks šilės. Kaip bairis. Tokiam šaikom. Nes nieko panašaus matys. Žmonės belia kaip gerai šilina. Thank you very much. Kas po šortiškas apatkinės striga kontrastų čia irgi netrūksta. Kosmosas. Va, kebabai eina namų link. Gavau narcizų nuo narcizo. Prisiskynė narcizų pakeliui.
Tai eina laiminga dabar. Tai dabar man tikrai jau pavasaris. Pavasarėja jau pavasarėja. Saulė jau aukštai, aukštai. Žodžiu, einam pro parką. Kuris pasirodo Yra vienas didžiausių Europoje. Miesto parkų. Ir didesnis netgi už New Yorko. Central Park. Tai va toks va įdomus faktas. Turbūt, kad už Central Park, aš manau. New Yorko ir yra tas pagrindinis. Nu. Kur vienas namuose filmuoja. Viens namuose, mes dabar esam dviese namuose. Tai va, tai iš tikrųjų ir jaučiasi. Nes kaip ir jau į priekį varėm, sakėm, kad veiksmo nuo surfiningo iki visko čia gali rasti. Dabar atgal dar ant vakaro, kai Hebros iš visų susirinko vakaroti, tai tikrai jaučiasi. Kaip sakosi... Tai yra miesto širdis šitas parkas, galiu pasakyti, tikrai. Jo, ir kas sportuoja, kas prie partį daro prieš naktinį gyvenimą, kas, nežinau, tai jo, įsilipę, jo, čia nais. Čia? Ne, čia, kur einam. Kas įsilipę šaltam vandenį, sėdi, gulbės lesina, nu, belenkas. Bet tikrai, kad faina ir maloni miesto dalis. Oi, čia šunų susirinkimas. Kas liečia miestą, nepasakyčiau, kad labai prijaučiau visam vaibui ir kad buvo, nu, va, taip faina vaikščioti. Ne, pats centras man tai iš vis toks pilkas. Jau eiti greičiau, dar plius žmonių belikė, bet, va, atėjus į parką. Parkas duoda nemažai, iš tikrųjų, šitam Münchenui, kaip sakosi, užkelia kartelę. Vaibas, kas ką, veiksmo netrūksta. Ir apskritai dar čia, kai viskas sužaliuoja, tai turbūt kosmosas kaip gražu, nes vis tiek ir ta upė, kuri čia labai daug išsivinguriavusi visur skirtingai. Visokie jo kriokliukai, salelės nedidelios. Nu, tikrai, kad gražus parkas. Miestui tai fantastika visiška. Taip, tikrai taip. Pritariu tavo žodžiams. Ir dar kas faina buvo, kad po to išnarpliom bylą, kad Hebra patys susipirkė yra tas tinklus. Tinkliniai žais, nu, prisinešė belenkiek. Belenkiek, Bierpongų prisinešė. Nu, ir aš pačiu sakau, blevai, jaučiu miestą, po to žiūriu, ne, iš tikrųjų. Hebra susipirkus, atsineša, pasistato tinklinį ir leidžia laiką. Tai va, tai yra jo parkas, kaip sakant, gražioji šitą miesto man pusę. Tikrai, labai. Mes čia ir praleidom gerus porą valandų. Jo, bet tam tokiam... Tiek, kiek matėm, tiek, kiek pajutėm. Apgraibiniam tam vaizdui tokiam susidaryti gali iš karto arba jaukų mieste, arba neypatingai. Tai va, žygiuojam į kemperiuką, mano skrandis parašėsi pagalbos, nes buvo belia kaip aštrus kebabas. Mano buvo tuščias skrandis, tai bus reikalų. Ir šiandien ir rytoj. Taip. Gesinti kažkokiu būdu. Jo, tai keliaujam kemperiuką. Čia dar kiek maisto parodė. Kiek To. Čia va, matėt maisto. Maisto, kaip ką žinau, arėja čia? Jo, food hallas, nežinau. Food hallas, nu. Kažkoks tik be stogo. Dar čia nėra, kad labai daug atsidarė, tai žmonių daug nesnėdė, bet jau čia, kai viskas atsidaro, tai dar čia visą zoną tokia žmonių ateina, vakaroja, alutį gurkšnoja, užkandžiauja, nu, va. Tokios vietos iš tikrųjų miestuose, manau, yra labai faina, nes tokios bendruomenės realiai tampa. Tai tokia viena vieta realiai visą miestą suvaro. Tai super. Gal pas mus irgi ateis į mūsų šalį. Kažkada. Daugiau tokių vietų. Kažkada. Tai vat, tai ką, keliaujam į kemperiuką, keliaujam namų link. Ir ką, šiandienos dar planas tada yra pavažiuoti gerą valandėlę, užsipilt vandens. Greičiausiai, jeigu viskas normaliai ir pagal planą nusimaudyti ir panašiai. Ir viskas, ir tada išmiegosim. O
rytoj po truputėlį toliau irsimės keliu per Vokietiją Lenkijos link. Lenkijoje esam porą spotelių nusimatę, apie vieną jau buvom kažkada minėję, man atrodo, apie antrą dar nebuvom. Aš antrą patį žinau. Ai, dabar tik supratau, kad jis Lenkijai. No. Bus įdomu. Jo, tai... Bus ir pramogos, ir istorijos. Tai galima pasakyti. Visko, tai pasidalinsim dar eigoje. Kaip sakosi, sukėlėm dabar intrigėlę, kaip tikri pro. Stay tuned. Nauja serija jau visai netrukus.